ne patį geriausią, lietus lyja, šalta vėjas, bet pagal orą renkamės pramogas, tai kodėlgi neaplankyti visai netoli nuo Kauno, nuo namų. Jonavoje šiandien vyksta rungtynės ir manau, kad tikrai įdomios rungtynės. Jonavos komanda pasitinka Vilniaus Vulfsus. Manau, kad šita tam tikra priešprieša pas juos liko dar nuo praėjusio sezono, kai šios komandos ketvirtfinale atrodo susitiko ir Jonavos komanda netikėtai eliminavo Vilniaus, tuo metu dar Alytaus komanda iš LKL kovų tolimesnių. Ir manau, kad čia rungtynės turėtų būti tikrai geras. Tai važiuojam į Jonavą. Jonavos arenoje šiaip lankysiuos pirmą kartą ir tikrai smalsu, nes bent jau žiūrint per televizorių, tai Jonavos arena atrodo viena iš tokių triukšmingesnių, įdomesnių, kur fanai tikrai aktyviai palaiko savo komandą. Tai šiaip tikrai smalsu pažiūrėti, kaip realybėj, ne tik per televizorių bus visa atmosfera ir rungtynės pačios. Pagal mašinų skaičių, tai kaip ir buvo galima tikėtis, manau, kad žiūrovų bus tikrai daug, nes teko paieškoti ir kur mašiną pasistatyti, bet viskas pavyko. Mašina pastatyta, per šaltį einam į areną. O, prie įėjimo eilių kaip ir nesimato. Ir visi Jonavos komandos, krepšinio futbolo komandų apdovanojimai gražiai išdėstyti. Pasibaigė 20-19 rezultatų, kol kas viskas visiškai lygiai. Tikiuosi, kad visos rungtynės tokios ir bus. Visiškai intriga, 2 taškų skirtumas, 39-37 po 2 kėlinių, tai trumpai atsigaivinam. Beje, didelis respektas Jonavai, turbūt arenoj tokio pigaus alaus jau senai kažkur mačiau. Bokalas 3,5 euro, man atrodo šiaip daugumoje po 5 eurus eina. Tai žodžiu, bet kokiu atveju rungtynės kol kas liuks, tikėkime, kad visos tokios ir išliks.
Ką, dabar per lietutį po rungtynių į mašiną, o ten jau galėsiu plačiai gal kažkokius savo pastebėjimus, nuomonę ir įspūdžius pakomentuoti. Kol visi įsiskirtis, išvažinės iš aikštelių, dabar galim ramiai rungtynės, įspūdžius ir visą kitą pašnekėti. 11 taškų Vilnius laimėjo prieš Jonavą. Aš gal palaikiau namų komandą Jonava man kažkaip vis tiek tokia. Ar dėl to, kad arti Kauno, mano gimto miesto, ar tiesiog šiaip tokia atrodo faina šeimyninė komanda, nežinau. Aišku, prieš Vilniaus Vulfsus irgi nieko neturiu, nors daug kas jų nemėgsta. Rungtynės baigėsi 12 taškų skirtumų. Tikėjausi gerų rungtynių, gaila, kad tas ketvirto kėlinio galas nuėjo į kitą pusę ir nebuvo ten visiškai jau paskutinės atakos metimai ir skirtumas, kas laimės. Bet šiaip rungtynės gan atkaklios, galima sakyti, vyko 3,5 kėlinio. Važiuodamas iš tas rungtynės galvojau, kad tikrai Jonava Vilniaus Vulfsus nuo praeito sezono turi kaip principinį varžovą, bus sausakimša arena, palaikymas, visa kita. Bet šiek tiek nustebau, nes arenoje ypač toks laikas, lietus lyja už lango, ką tu daugiau nuveiksi savaitgalį. Atrodo, turėtų būti pilna arena žmonių, bet tikrai mačiau nemažai laisvų vietų, kas mane tikrai nustebino. Nufilmavau, nežinau ar įdėjau, nežinau ar išėjo ten teisingai, kokybiškai nufilmuot, bet dabar dar kartą paminėsiu, kas tikrai nustebino. Likus 3 minutėm Jonavai pralaimint 8 taškais, žiūriu, viena šeima išeina iš arenos už pusės minutės, kita šeima išeina iš arenos. Jeigu praeitam video gyriau Kėdainius ir Galius, kad visi, nesvarbu, kad ir pralaiminėjo nuo ryto 15 taškų skirtumų, išbuvo iki galo, tai Jonavos ar fanam čia, nežinau, kaip tik turėčiau atviršiai pasakyti, jeigu atėjot, palaikykit komandą iki galo, palaikykit, kad ir nesvarbu, laimės, pralaimės, bet komanda stengiasi, komanda žaidžia, pabūkit iki rungtynių galo, neišeidinėkit, ypač 3 minutės ir 8 taškai, ir 2 minutės ir 10 taškų šiais laikais krepšiniai yra tikrai niekas ir viskas yra įmanoma. Jo labiau Jonava šį sezoną jau ne kartą įrodė, paskutinį kartą prieš Pasvalio žvaigždės. Galiu trumpai ir apie kainą savo nuomonę pasakyti, tai bilietai nuo 8 iki 12 eurų, manau, normali kaina. Praeitam video, kai buvau Kėdainių arenoje, sakiau, kas mane nustebino, kad vaikam irgi pilna kaina, tai šį kartą tai buvo neaktualu, buvau be vaiko, bet vaikam iki 7 metų irgi nemokamai, kas, manau, yra normalu. Tai kaina normali rungtynių bilietų, kas nustebino tikrai, tai gėrimų kaina, alus, nealkoholinis tikriausiai, 3,50 kainuoja, kas, manau, šiais laikais standartas 5-6 eurai, tai tikrai kaina gėrimų labai gera. Jonavos arenoje, kaip ir sakiau, lankausi pirmą kartą, bet šiaip arena man pasirodė tikrai tokia gan jauki, nežinau, gal dėl to, kad jinai nėra didelė, tai ir vietos, nesvarbu, ar tu atsisėsi vienoje pusėje, ar atsisėsi kitoje pusėje. Tikrai viskas labai aiškiai matosi, jokio, kaip sakyti, užstojimumo ten iš kažko, tai kolonų kažko tai nėra, viskas vietai, tai Jonavos arena tikrai paliko neblogą įspūdį, jauki arena, kaip ir turbūt toks visas Jonavos klubas, man jisai turi tokį jaukų šeimynišką įspūdį, nežinau. Gaila, kad čia nepavyko iškovoti pergalės, bet rungtynės, manau, buvo visai neblogas, aplankyti dar vieną areną ir dabar reiks planuotis kelionę į kokį kitą miestą, aplankyti dar vieną greičiausiai nelankytą areną. Tai ačiū, kad žiūrėjot šitą video, jeigu jau pažiūrėjot, tai palaikinkit, pasubscribinkit, pakomentuokit, rekomenduokit į kokią kitą areną man nuvažiuoti pirmiausia pažiūrėti rungtynės ir iki kito karto. Iki!